Tai sveiki visi žiūrintis. Randuosi Latvijoje, šalia Nicos miestelio, prie jūros. Jūra ten už 200 metrų kažkur tai. Kodėl ne jūrai? Nu, pernai jūrai bandžiau ir nieko. O pernai pamačiau, kad yra čia šitas tvenkinukas, toksai, čia gaisrininkų greičiausiai yra. Ir vakar buvau vakare atėjęs pasižiūrėti be meškerės. Daug mažų karosų plaukė. Tai jeigu yra mažų, turbūt yra ir didelių. Va, ir sūnus va tokį kotą davė. Pasižaidimai, pabandymai. Net atvirkščiai rodo, va. Čia mefinas. Panašus į mano crazy fishą turimą, bet lengvesnis pagal išmetimą. 0,8 atrodo maksimumas pas jį. Nu ką, žiūrim, ką turim, kas čia bus, pabandom vieną metimą. Avižėlė 0,2 ar 0,3. Aš šiandien dabar jau meluoju, nežinau. Valas tai paprastas, 0,08. Stroftas. Ir keista, nieko, gal reikia saulę sulaukti. Nu, pabandom ir vieną ir kitą spalvą pažiūrėsim. Nu, kaip meta šitas kotelis. Nu, taip ir meta. Keista. Nu, nekeista, nekimba ir tiek. Tadam. Latviškas. Bet tokio lėto praktiškai sustojus reikėjo palaukti. Pabūdo karosiukai. Kaip čia reikia sakyti? Labdienas. Turbūt taip. Bėk. Faina. Matyt, reikės ateiti dar porą kartų ir iš kelių nufilmuotų. Sukurti. Sukomplektuoti vieną video. Pavadinti ne dienos, o Latvijos. Bet per visą pasigamintą sistemą tai kibimo nepajutau. Žiūriu, kad išlinko kotas. Va, ten pabandom. Prašau. Šiaip tik gražus žuveliokas. Nu, palauk, o gražiai išbėk. Padam. Čia būsiu dar kelias dienas, tai reikės vieną dieną specialiai pasidaryti testą, nepatingėti pasiraišyti. Crazy fishą savo. Nano. Zero. Nu ir va šitą. Nano Giga. Zero. Čia kaip su avižadrebiu, turbūt ne avižadrebiu, su šitą žiemą gaudant. Svarbiausia nenusimušti nuo ritmo. O bent jau čionais taip. Tik va tokiais biškis skirtingais pravedimais ir nieko. Jeigu išlaikai, prašau. Va, šprotą istorija. Va, čiap. Iš puodo. Op.
Gal ir visai nieko tas mifinas. Kai kimba, kai nekimba, turbūt meškerė būtų kauta. Na va, vidurdienis. Ir reikia man tyliai prieiti ir atsistoti pavėsį. Oi, kiek čia jų. Oi, tokio pasikeičiau. Žiūrėsim. Nu va, didesnis ant tokio. Nu va. Latviškas karasiukas koks. Raudonas. Nepatinka jam raudonas. Tai va, profesionaliai čia viską nuroviau aš ir persirišau. Persirišau į žalį. Tokiu galvoju, kad džiaugas. Žiūrėsim. Va, žalis irgi patinka. Taip gaudyt reikia. Puodo principu. Juokais pabandom dar kartą. Nu, beveik. O, traukt nereikėjo. O ką, žinau, nesijaučia su mifinu kibimu, kaip atrodys turėtų jaustis. Bet čia gal darom paskutinį, nes pati meškerė sako gana. Ne. Nesijaučia jo to kibimo, bet už tai visai neblogai. Čia gal kad valas mono dar. Na viskas, su tavim turbūt ir baigsim dieninį žvejybą. Pasiplanuosim ateit vakare. Na, jei nepavyks, tai kitą dieną pavyks. 5:30 vakaras. Nu ne vakaras, vakarėja. Saulė ten toj į jūrą leisis. O mes ateinam užsidėję tepalinę spalvą. Jau 0,3, ne 0,2, gal ir, ne, jau turbūt 0,3 ir ten buvo. Bet kažkaip reikia prieiti, lėtai čia jų negazdinant. Plika akim nei vieną nematau. Ai va, yra būrelis. Bet čia tie patys mažiukai. Didesni domina. Nu, labai didelio nenoriu, nes galiu neiškelti iš jo. Kažkoks vienas piktas vaikosi. Va, pasivijo. Pagalvojau išlinkimą pastebėjau.
Va kokį įdomų. Juodu pilveliu. Ko taip sunkiai traukiasi, kaip netyčia už šoną pagalvo? Ne, jisai visų 8 centimetrų ilgio. Nu gerai, 7 nevėluosiu. Na, galbūt dar pabandom kokią nors kitą spalvą uždėti. Raudono vyno. Na, karasiukai. Jums Sauvignon ar Chardonnay. Tai latviški karasiukai nieko prieš vynelio spalvos. Gerai, pagarbiai, neįžeidžiant. Rusvos spalva patinka. Arba pataikiau. Pametėt panosį tam, kuriam patinka. Nu, bet karštis. Oi, tu savo čia. Va. Pasivijo capti. Linksma šiaip. Įdomus procesas. Nepajutau kibimą, tik pamačiau, kad jau turiu. Nu, o dar vienas rytas, žolinės šiandien. Tai ta proga vertinis pasižvėjojimas. Dar kartą biškį pamėtyti šitą miškerioką. Kažkaip perprast jį reikia, išmokti su juo. Šita vieta yra šalia Nicos. Čia iš Klaipėdos važiuojant į Liepają. Tai nedavažiavus Liepajos. Jūrmalciems, atrodo, taip vadinasi. Ir buvusi karinė kažkokia eksperimentinė bazė. Čia vietinių paklausinėjau, kas čia. Sako, čia nebuvo galima įeiti, neleido nieko. Tai nežinom, ar čia šiaip aušinimo kažkoks tai gaisrinis ar aušinimo. Vat. Na, bet yra karosiukų, džiugina. Tie maži karosiokai, tai čia turbūt tikrai ne rytinė žuvis. Tai turiu jiems saulės šilumos reikia. Bet kad ir karštyje nelabai jie vakar. Nors ten paviršių matosi ratilai. Yra judėjimo. Nu, tiesiog žuvis. Va. Plium. Bet tai turėtų būti vienas kitas didesnis čia. Bet tatos ir mamos vaikų nelabai. Jūra šniaukščia. Aha. 2 timtelėjimai ir vienas karosiukas iš pat ryto. Miegaliai kažkokie tai tinginukai. Nu, va, iškrapštytas dar vienas. Nu, va, išsigiau. Va. Priplaukė, pamatė ir cep daug negalvodamas. Op. Užsirišau bautą. Pamėtum tokį.
nors biškį lenkia meškerę, nors truputuką. A, tik čia, pala. Ai, batonas pliaukšti. Bet per minkštumą koto to kibimo į pirštą nesijaučia į delną. Žinai, pagal viršūnėlę arba jau kabantis būna. O to, kad tuk nėra. Na, dar valas išsibūriuoja, išsilenkia visas. Čia matyt, pinto valo pranašumas būtų, kad jisai geriau matosi. Nes šitas troftas tai pagal vandens bangelę. Ryte tinginukai. Jie kažko kitų maitinasi. Nu, okei. Dedam dar vieną spalvą. Įsitikinimai. Na, tokį biškį su blizgučiais. Keista. Na, ir pabaigai galvoju persirišiu avižą į kosminę kokią nors raudoną ar dar kažką. Maksimum, ką turiu ryškiausiai. Spalvų terapija žuvim. Na va. Ir šitas tinka. Va. O įdomu, kokį purškalą susigalvojęs. Pavyzdžiui, čia česnako arba krevetės lėtai traukia. Ir ten bebūtų staigiai nenusiplovus. Kvapo taką paliekė. Nu ir ką, žuveliokai. Papildomos motyvacijos susiranda. Įdomu, bando kas nors taip? Greičiausiai. Au! Va, na, varyk. Karosiukai švenčia žolinę šiandien. Tūsinas ir tiek. Pats nusikabina. Bėk. Kita diena. Lygiai tas pats, tik tai kitas kotas. Ta pati rytė, tas pats masaliukas, tas pats valas. Tai jau čia mano meškeriukas. Va, sąlygos pasikeitė. Vėjas šiaurys, vakare buvo pietys stiprus. Na ir pasižiūrim, kiek skiriasi tos meškerės. Numetimas geriau. Va. Tai gal šiandien slėgis mažesnis. Ir žuveliokai gal giliau nardo, lengviau reguliuoti savo tas oro puslės. Opa. Šiaip dėl metimo, kas geriau, sunku palyginti. Dabar biškį pavėjų metu. Šiek tiek, kai vėjas pasisuka, tai... Bet tą atstumą, kur dabar užmečiau, tai labai lengvai pasiekimas. Matyt, technologijos kainuoja, tai gal Crazy Fishas šiek tiek ir brangesnis yra. Anglis kitokia. Ir tas virpesys toks iš pusės blanko, ne vien iš viršūnėlės. Ką pastebiu, kad po mifino, pamėčiu su mifinu, tai pasikeitė ir su Crazy Fishu pravedimo technika, kažkaip sušvelnėjo, ne tokia agresyvi. Opa, latviškas. Dėl GoPro kameros, su kuria filmuoju, ką pastebėjau? Pastebėjau, jeigu iškelia aukštesnę rezoliuciją, kaip pavyzdys,
Užsidedi paprastą vaidą, pasirenki 4K, 120 kadrų į sekundę, kad būtų gražus vaizdai sukinėjantis. Tai jinai užkaitinėja pakankamai greitai ir įsijunginėja. Va, tai dabar pasimažinau visi tie patys parametrai. Nu, tai gal ne vaidas, o vain, biški siauriau visą tai. Ir 60 kadrų, žiūrėsim, dar nekart neišsijungia. Vakar žvejojau, daug kadrų praradau išjungti. Gražių kaibimų tokių. Na, didumas tai tas pats žuvų. Bet tokiu labiau charakteringų pakirtimų, tai tint. Ir su šita meškeryte jaučiasi avižėlė tokia, tak, kad vis dėlto kitam gale kažkas valo yra pririšta. Čia gerai, blogai, nežinau, ar nėra taip, kad valas kaip styga ten tin groja ir žuvis bijo. Ar kaip tik tas garsas atsirandantis pavilioja, labiau atkreipia dėmesį, sako, žiūrėk, čia aš klausiu, grieb mane. Kur tu, va, špigutė? Pasitaisom. Užsidėjęs modą, mikrofoną su pralonu. Tai nieko, nenori. Pasikeisiu dar avižą, spalvą pasiryšiu kitą. Baltasis. Akvariuminės žuvelės. Bet su fišu jauti avižą. Nereikia žiūrėti vieną ir šunėlį. Gali ir pasidairyti po šonus. Kas kolegom kimba, jeigu yra šalia. Na. Diena atėjo. Su Crazy Fishumis. Nieko, nekimb. Gal juodą užsidėda, va, kada daug šviesos. Nu, okei, dedu juodą. O, tantelę mažą juodą pasirašau. Paskui baltą dar ateidavo, paskui juodą niekas nesirenka. Nagi labai čia įdomiai. Nemėgstat juodų vabalų? Patys skaniausiai jie. O. Mėgsta vis dėlto. Nušaunu dar kartą į tolį. O. Juoda patinka. Mažulis ir pakliuvo. Va.
Nu, dar va, ant vakarinio, bet jau su mifinu. Pavėjui gerai metasi. Gal ir tas pats praktiškai, tik tai, kad reikėtų dar susigalvoti kokį testą, kad būtų adekvatus, kad galėtum teisingai vertinti abu kotus. Ir tas tie kipreliai patinka. Nu, liaunesnis šitas, liaunesnis yra. Vakarop tamsų masalą nežiūri. Aha. Gerai, ten kur saulė. Ten kur saulė. Irgi nieko. Gerai. Ava. Priplaukė sau ramiai. Bet užryjo kaip. Šitas tai akivaizdžiai tikrai jautėsi. Nemačiau aš jo, bet jau buvo toks stukt į delną. Žalią užsidėsiu. O, žalią užsidėjau, man kažkaip jisai vasaros pabaigoje ta žalias, lyg tai panašu, kad labiau primena kokį žiogelį į vandenį krytus ar dar ką. Bandysiu vest paviršiumi. Išmokau mėtyti su mifinu. O, bonusinis. Per šitą tvenkinuką visą kiek teko net iškiautini. O, va koksai. Va, žuolis. Karosiukas pas didžiausias iš visų pagautų. Va koksai va. Nu, varyk šaunuolį. Griebė dėl konkurencijos greičiausiai. Nemanau, kad pataikiau į burną įmesti. Pabandysiu užeiti ten, kad užmesti. Na, vaikinai ir merginos. Žiūrim. Kaip aš anksčiau neapžiūrėjau, kad čia galim užeiti. Išmokau mėtyti su mifinu. Ui, gražiai skrenda. Atsiemu visus žodžius anksčiau pasakytus apie mifiną. Kuo puikiausiai. Gal testuoti vienodom sąlygom reikia. Tada atėjau, buvo vienoks vėjukas, po to kitoks vėjukas. O atėjau žuovė. Ką tu, fantastiška. Dar taiklus. Dar visai neblogai meta jisai. Kur norėjau, ten pataikiau. Ir biškį toliau norėjau, aišku, biškį išsigandau stipriau mostelti. Nes šakos biškį už nugaros yra, tai kad šitas mifinas jau buvo lūžęs. Vieną kartą lūžti užtenka turbūt. Čia apspangia tie karosai. Taip apibendrinant apie tą stilių žvejybos kaip mikro, ultra, ar tai nano, avižadris. Labai smagu. Va, koks įkibimas geras. Nusikabina. Na va, sekmadienio rytas. Šiąnakt lyjo, vakar vakarė audra buvo. Šiandien ryte ateina žiūrima, beveik nėra karosiukų. Nu tai ką, pabandom tada. Tokių blogo oro, turbūt ne karosinis čia oras skaitosi. Rankose mifinas, avižėlė 0,3. Ne, gal 0,2 jau šitą. Gal 0,3, nežinau. Nesmė, maža. Va, ir pamėtėsim. Bet aktyvumo 0, ne vieno nesimato. O gal kaip tik didžiųjų metas, kaip kilograminiai. Spalva gal ne visai kažką tai. Nugyva krenta tuoj salis ir mėlė. O ten koks susimaudė už kampą. Reikia į ten. Vakar kur buvau. Čia bus sudėtinga filmuoti. Aukšta žolė. Rankas kelt aukštyn reikia.
Tokią pasiršau. Ir vėl lietus. GoPro man sulis. Slėptis reikia. Ar tik nebus taip, kad čia aš bėgiosiu pirmyn atgal. Metimas į mišką, metimas į mišką. Taip, 2-3 metimai ir dingsiu. Per lietų nežvėjosim. Taip, reikia daryti skubotas išvadas, kad pasikeitus orui nenori jie kipti. Per lietų nekimba, paudros nekimba. Nesąmonės. Įjungiu lauk. Lietus praėjo, vėjas ne. Karasiukai sukyla, mifenas, auksas, 0,2, didelis kablys, nu ir masalas didelis, raudonas. Ir ne vienam nebeįdomu. Bandyt aukščiau pravesti, palikat paviršių. O vienas vyjas. Nu, liep. Aukštį. Vėjas paputė, valas užburiavo. Masalas greitai pakeitė. Ir metė tą reikalą. Ten ta vieta, avižėlių laidojimo vieta. O ten nueiti. Ten kažkaip ten tas vaikų darželis toksai mažesnis. Jau ten tatos vaikšto. Bet ten neciūk. Pabandom čia šešėlį duobėj. Pažiūrėjau. Čia kaip žieminė žvejyba. Įtariu, kad čia per didelis masalas. Kažką reikia pakombinuoti, pagalvosiu, toj pasikeisiu. Nu, pasirašau va tokį. Čia berods 0,2, mažu kabliuku, raudonas, rubeitas. Prarandu atstumą, bet turėčiau laimėti efektyvumą. Tikrinam. Eisiu tenais, man ten įdomu tas kampelis. Žiauriai nepatogu mėtyti, žiauriai nepatogu žvejoti. Reikia kelti rankas aukštyn, kad per žolę pravesti. Tada kas įvyksta, tada rankos uždengia pusę vaizdą. Tam, kai žiūri stebėti rankas, tai pat neįdomiausia. Avižėlių laidojimo vieta. Jeigu šitas raudonas nesuveiks, užsidėsim baltą. Gal galvoju iš karto, aš dedu baltą ir tęsim. Žiūrim, ką turim. Pliumpt. Ir, prašau, ant baltą. Tai, tokia spalva. Latviški karasiukam balta spalva patinka. Taip, kartojam metimą. Tikrinam, ar tai atsitiktinumas ar ne. Lėtai vedam. Tas turbūt pranešė, ant baltos nekipkit. Gal matyt tam pataikiau panosį. O, mažiausiai reikėjo. Nu, nepatinka, bet įtariu, kad bus viso. Ne, tokia kū. Gerai, dingstu, čia grįžtu atgal. Mėtysiu baltą, užsidėsiu žalę. Nu va, net kvaikia vienas. Nu va, koks. Žiogelis. Nupūtė vėjas, visai ne ten norėjau užmesti. Ir kažkaip įdomiai griebė už šoną. Bet ne už kablio, moka. Žino, ką daro. Ir nieko ir žalio nenori. Nu, tai turbūt ir taip reikia. Nu, dar juodą užsidėsiu, pamėtysiu. Jeigu ne, tai arba iki vakaro, arba iki ryto. Dar parą laiko pabūsiu ir į Vilnių. Namučio. Toks nedidelis. Nenori ir juodai. Aš turbūt jiems jau atsibodai.
Rugpjūčio 18, be meškerės, šiandien kelionė namo, 6 valandas kažkur tai, 6 valandas jo reikės pavairuoti, o apibendrinant ką, visai smagus tvenkinukas, visi cigaretiniai karosiukai, pamėčiau su 2 kotais, tai sakysim, Mifinas ir Crazy Fishas, tai asmeninė nuomonė yra tokia, kaip prisitaikysi, taip ir mesi, kiekvienas turi savo gerbėją, būtent tas kotas yra, man tai kas Mifino patiko pravedimas, Crazy Fisho metimas, gal jautrumas labiau, tai iš 2 vieną pasidarius, tai būtų visai super kotelis, bet yra kaip yra, tiek vienas, tiek kitas, bus smagus, abu. Tai ką, padėka Latvijos karosiukam, ačiū, kad kibot kažkiek tai. Tiesa, pastebėjau dėl spalvų kibimo, tai ruda, tepalas arba rududuva, kaip šitas tvenkinys, čia neveikia, veikia balta, žalia, šiek tiek juoda. Vat šitas čia jiem patiko. Tai kągi tada, lekiam namo, lekiam į Vilnių, ate karosiukai, ate tvenkinį, dėkui visiems žiūrėjusiem iki galo. Tai tam kartui tiek ir iki kitos žvejybos. Viso. Čiau.